TV3 Facebook klausimai. Aistė Pavelčikaitė klausia. Ar paauglystėje nekilo noras pasikeisti pavardės į kitokią, kad nebūtų kaip sugalvoti jums pravardžių? Kad jie nesugalvotų pravardžių, nors tavo pavardė turbūt jau yra pravardė. Taip yra tiesos. Paauglystėje mano pavardė man jau patiko. Vaikystėje man nepatiko dėl to, kad kiemo draugai supykę ant manęs mane vadino Štuka. Ir man atrodė tai labai taip įžeidžiančiai, nežinau kodėl, bet... Štučka. O iš kur tu esi be kito? Radviliškis. Vis dar grįžti tenai? Jo, žinoma, mano tėvai ten dar gyvena. Aha, tai Radviliškai ten visi tave žino. Daugiau dėmesio sulaukiu nuvažiavus į Raseinius. Dėl personažo Vilma, kuri iš Raseinių. Sava aš ten jaučiuosi. Mane kviečia grįžti namo. Linkėjimai Raseinius. Aušra Žukauskienė klausia. Ar turite slaptą norą? Pavyzdžiui, koks nors ypatingas vaidmuo, bandymas padirbėti kitoje radijo stotyje. Slaptas noras. Dabar tikrai išsigirsite nuoširdų atsakymą. Medėjos vaidmuo, ar ne, yra labai sudėtingas, labai dramatiškas. Aš, būdama studentė, vis pagalvodavau, vis paskaitydavau apie jį. Bet tie vaidmenys, jie kaip vaikai, jie tave pasirenka, ne tu juos. Tai nenoriu jiems užkirsti kelią savo kažkokiais, žinai, svajonėm arba savo norais. Tai sugalvosi, kad nori būti kažkom ir tada užblokuosi visus. Būtent, o jis ateis tave dar nustebins, kad tu staiga gali ir tai suvaidinti. Alina Zunkienė klausia. Kur sudėtingiau vaidinti? Teatre ir televizijoje ir kodėl? Televizijoje visada sunku dėl to, kad visada spaudžia laikas. Visada nėra laiko, visada reikia... Viskas užtenka, neturim laiko daugiau televiziją. O teatre tu turi visada atkartoti tą patį, tu nesvarbu, kaip tu jauties. Taip, kaip premjeroje režisierius tave palaimino, išleido, tu tokį ir turi nešti diena iš dienos ir gerai, jeigu tai 3, 4 spektaklis, bet būna, kad mes suvaidinam ir 100 kartų. Tikrai, 100 prasideda improvizacijos nuo kažkurios tai versijos? Būna, aišku. Prasideda. Mes su Neta labai dažnai, mes turim vieną spektaklį, mes taip suimprovizuojam. Kartais aš ją prajuokinu, kartais jie mane prajuokina. Reda Liepaitė klausia, su kuo jūs norėtumėte išgerti puodelį kavos? Kaip originaliai. Deividas Linčas. Gal jis kavos negertų, bet... O kodėl? Man patinka jo labai kūryba, man patinka jo požiūris į gyvenimą, kaip jis keičia kitų žmonių gyvenimus. Jis ne vien režisierius, jis puikus pedagogas. Paulius Brinius klausia. Labas Aušra, Štukytė. Labas, Pauliau. Labas Aušra, ką, Štukytė. Ką žavi veikti pavasarį? Žinai, kas yra keista, kad žmogus tik nosinių sudėlioja, bet vis tiek, nesvarbu vietoj. Jo, Pauliau, tai atsakymas, ką žadi veikti pavasarį? Kaip ir visada, visos moteris tikrai susportuoti, persodinsiu gėles, padarysiu generalinę tvarką savo rūbų spintoj, nusiaupsiu parduotuvės. Toks tikrai netipinis, sakyčiau, pavasario pasitikimas. Visiškai, reikia pradėti sportuoti. Tik metai iš metų visą tą patį. Taip. Supratau, gerai, Aušrelė, viskas, ačiū tau labai, ačiū kad tu sutikai su manim išgerti kavos ir pasimatysim turbūt artimiausiai. Tai aišku.